kai atsimenu 2014 metus ir būtent kai buvau moksleivis Čiurlionio menų gimnazijoje, tai buvo, man atrodo, mano pirmi ar antri metai ten. Tai buvo dar tokia pati pradžia, nes aš labai vėlai įstojau. Ir aš ką atsimenu, kadangi atėjęs iš tokių rajono mokyklų, kaip mokyklos, kurios yra Šeškinėj, man buvo tiesiog labai didelis pokytis šiaip buvimas Čiurlionio menų mokykloje ir matymas, kokie žmonės ir kokios problemos tų žmonių. Tai aš buvau labai inspiruotas, kad yra šokėjai, kad yra dailininkai, kad yra muzikantai. Ir tada, bet kai mes ruošiam tas miniatiūras Bičių festivaliui, iš karto aš norėjau bendradarbiauti. Ir man tada buvo tokia inspiracija ir iš karto paimti žmogų, pavyzdžiui, iš muzikanto. Ir tada mes kažkaip su Rūta Ševaikyte tuo metu labai gražiai bendravom. Ir kažkaip, man buvo tas visai, ai, sukuriam kažką kartu. Tai aš labai gerai atsimenu tą momentą, kad man tikriausiai tai ir buvo pirmas toksai momentas, kai aš dariau tokią kolaboraciją su muzikante ir man atrodo, iki dabar mano kūryboje tai yra toks kažkoks pagrindinis, ne pagrindinis, bet vienas svarbiausių dalykų, tai kurti judesį kartu su muzika. Ir tai yra labai šalia ir man atrodo, kiekvienam dalyve aš labai glaudžiai bendradarbiauju su ar kompozitoriais, ar muzikantais. Buvo labai baisu, aš labai jaudinausi, nes žinojau, kad būtent yra šiuolaikinio šokio profesionalai sėdintys salėje, kuriuos aš žiūrėjau kaip į pavyzdžius, kaip į siekiamybę. Tai va, bet aš atsimenu, aš kaip komplimentą net noriu pasakyti, žinai, kad buvo ir kaip bendruomenės toksai tokia ta ekosistema, kad susipažinti su Čiurlionio menų mokyklos moksleiviais ir mums susipažinti su šiuolaikinio šokio profesionalais, tai buvo ta jungtis labai graži. Ir dabar, iki dabar, man atrodo, tas užmegztas ryšys, jisai tęsiasi per visus šitus metus ir man atrodo, kur bebūčiau, man vis tiek kažkaip ta bendruomenė Lietuvoje pati brangiausia, nes aš tikrai užaugau prie jūsų. Tai aš atsimenu tokį kaip pirmą kažkokį pasirodymą, bet prieš profesionalus buvo žiauriai baisu. Buvo taip baisu. Man atrodo, kad man visą laiką visai aišku buvo, ypatingai jau kai Čiurlionio, kai pradėjau mokytis, tai buvo visai toksai, aš užtikrintas buvau. Ir man šokis nuo choreografijos nelabai skiriasi, aš vienas kitą palaiko. Aš manau, kad irgi, jeigu šokio pusės, kalbant iš judesio pusės, tarsi būdavo labai įdomu mokytis visų tų technikų visą laiką, tokių ten Graham, Cunningham ir taip toliau, ir tada atrodo, jau išmokęs tas choreografijas ar kažkokius techninius principus, tada kaip aš galiu juos laužyti arba keisti, arba performuoti, perfrazuoti. Tai man atrodo, toks, aš visą laiką norėjau ir mokytis, ir tada bandyti kažkaip per save pasižiūrėti, kaip ten dar galima išjudėti. Tai man atrodo, kad man buvo labai aišku nuo pradžios, kad aš noriu ir šokti, ir kurti, ir tai kartu man kažkaip labai ėjo. Man buvo būtent tie metai, mano paskutiniai metai studijų, buvo praktikos metai ir tada šitas pakvietimas kolaboruoti su Čiurlionio menų mokyklos moksleiviais buvo labai
Nu, šiek tiek buvo irgi nedrąsu gal grįžti į mokyklą, kurioje mokiausi prieš kiek ten 3-4 metus. Bet tuo pačiu metu ir man buvo tokia didelė inspiracija tiesiog turėti vietą, laiką ir erdvę kurti, ypač ant tokio didelio kiekio žmonių. Mano tyriamasis klausimas yra, kaip pamesti ir atrasti save šokyje. Ir aš manau, kad aš tai patiriu visą savo gyvenimą, nes tiek esu atradęs savęs, esu atradęs save kaip šokėją, savo judesį, visą laiką ieškau naujų galimybių kūne, bet lygiai taip pat esu ir pametęs, nes šokis yra labai sudėtinga profesija ir kartais mes taip įeinam į kažkokį ritmą ir kažkokį norą būti prisitaikę prie tam tikros grupės žmonių ar pakliūti tam tikrą grupę žmonių, kad visiškai pamirštam apie save. Ir mano tyriamasis klausimas yra, taip, kaip sveikai, dar galėčiau pridurti, atrasti ir pamesti save. Aš galvoju, wow, šitas klausimas aš jį buvau visiškai pamiršęs ir man jisai toksai ir iki dabar labai svarbus ir brangus, bet jis kažkur taip aš gal taip neišsigryninęs šiuo metu esu. Kiek aš atsimenu, tai ir buvo kažkokia tokia abipusė tarsi meilė ir pasitikėjimas kūrybiniam procese. Ir kas man labai įdomu, va irgi iš tokios choreografinės judesinės pusės, kad tai yra tikriausiai lėčiausias mano sukurtas darbas, kur viskas yra labai lėtai, viskas yra tikrai, viskas tiesiog yra slow motion judėjime. Ir man įdomu, kad po tikriausiai tokių kažkokių labai sunkių studijų metų, sakyčiau, tiesiog norėjausi sulėtėti ir atrodo net sulėtinti pasaulį. Bet čia buvo dar prieš pandemiją, visai nedaug ten ir atrodo tas po to pasaulis pats sulėtėjo. Bet kažkaip norėjosi man ir atrodo tuose studentuose tam matyti, žinai, kartais ir savy tokį ir kaip mes galim gal iškvėpti kartu ir neskubėti. Tai aš net ir vakar, kai žiūrėjau tą darbą, man buvo taip geras, wow, tiesiog ir labai meditatyvus tas darbas pasidaro. Tai kažkokie tokie mano prisiminimai apie tą procesą. Ir jo, net dabar galvoju toksai, žinai, pilnas ratas apie, kur lygiai taip pat, kaip aš tuo metu pažindinausi su šiuolaikinio šokio profesionalais, tada aš turėjau galimybę susipažinti su Čiurlionio menų mokyklos šokėjais. Tai, labai graži, man atrodo, tokia tąsa. Aš labai, atrodo, bėgau nuo tos sistemos ir to kažkokio sudėjimo šokio manęs į dėžutę. Ir dabar po kiek 6 metų, kaip laisvai samdomas šokėjas choreografas, man taip kažkaip nors atgal į sistemą kažkokią ir labiausiai bendruomenę jungiuosi prie trupės Švedijoje, Uber, ir labai to laukiu. Ir tiesiog aš pasiilgau šokti su žmonėm, aš pasiilgau būti kažkokiam didesniam sąstate, negu aš vienas solo darau, arba duetus su kažkuo, arba kažkam statau solo. Bendruomeniškumas dabar kažkas žiauriai svarbus man pasidarė. Kai aš grįžtu į Lietuvą, man labai tas jaučiasi, kad aš čia labai ir palaikau ryšį su šokio bendruomenė Lietuvoje. Ir man taip visą laiką gera čia grįžti ir tikrai susitikti su kolegomis ir visą laiką ten seminarus vesti. Aš nežinau, aš jaučiu kažkokį labai stiprų ryšį. Pavyzdžiui, užsienį jis nebūtinai toks yra. Ir jo tikriausiai niekada tokio nebus. Man atrodo, tiek 14 iki 19 buvo tokia labai aiški kelionė kaip moksleivio. Aš mokiausi, kad buvo gal labai svarbu iš tikrųjų įvaldyti tuos visus niuansus. Man ir įdomu virtuoziškumas, ir man įdomu net istorinė prasme tos technikos, kaip jos atsirado, nes jos dažnai turi sąsajų vienas su kita, ten baletas su Graham su Cunningham, ten counter techniques to release technique, visas šitas technikos. Ir man tą istoriją tarsi mokytis per kūną,
kur tu ne tik tais vadovėlyje mokais, bet tu tikrai mokaisi ir savy, nu tai labai, labai įdomu, žinai, kaip iš tokio pirueto pavirsti tokį piruetą, nu, ir ką tai keičia. Bet tuo pačiu metu man visą laiką ir buvo tas įdomus savitas priėjimas prie judesio. Tai aš visą laiką kažkaip stengiuosi unikalus būti, unikaliai ieškoti kažkokio savo raiškos, savo kažkokio judėjimo. Man buvo labai svarbu, šiaip atsimenu, kad mane taip net, net neerzindavo, bet jo, kažkaip mane erzindavo matyti, jeigu judesiai kartojami yra, tarsi, nežinau, ką išmoksi pamokoje, tada ir savo kūryboje. Man visai norės tuos judesius kažkokius atrasti, kad jie šiek tiek kažkokį kitokį kampą tarsi turėtų. Tai aš tame labai daug ir maudžiausi, ir tame labai daug buvau tiesiog salėje ieškoti savo to priėjimo prie judesio. Ir man tai visą laiką, man atrodo, net mokantis tų technikų, aš visą laiką šalia ieškodavau ne tik tais iš išorės, kaip tai atrodo tas judesys ir koksai jisai gali ten unikalesnis būti, bet taip pat ir ką tai neša iš vidaus. Tai tiesiog kartais leisti tam kūnui, žinai, ir su tom išmoktom kažkokiam techniniam bazėm ir su tuo, kas vyksta gyvenime, tiesiog leisti tai kažkaip tiesiog išeiti į lauką. Tai aš net irgi tam tikrą prasme vadinu tai somatiniu judėjimu. Man žiūrovas visą laiką yra labai svarbus ir kažkaip kalbėti tomis temomis, kurios many yra ir tai dėl ko jos many yra, nes jos yra kažkaip ir aplinkui ir tarp mano pažįstamų ir draugų ir šeimos ir jos kažkaip tada taip tiesiog transformuojasi, atrodo, per kūną ir kas man atrodo gražiausia yra, kad būtent kūnas ir gali kartais aiškiau nupasakoti jausmą negu žodžiai ir man ta komunikacija su žiūrovu tai yra labai brangi. Aš šiaip dažniausiai žiauriai bijau after talks, žinai, kur po pasirodymų kalbėti. Ir labai to stengiuosi mokytis ir labai stengiuosi mokytis, kaip reikšti mintį ir kaip kalbėti apie savo darbus, nes man pakankamai kartais yra sudėtinga, kai jie dažnai yra statomi iš jausenos ir tada atrodo, kai tu bandai tarsi sustiguoti konceptą ir sustiguoti verbalinį atsakymą, jis kažkoks man toks per paprastas skamba dažnai. Ir tai vis tiek bandau kažkaip išmokti, nes man atrodo, tai vis tiek yra labai vertinga mokėti komunikuoti ir kalbėti apie savo darbus, bet nėra paprasta man tikrai. Kas man labiau patinka, tai atvirkščiai daryti, kad žiūrovai man papasakotų, ką jie pamatė, ką jie pajautė. Nes aš tai žinau, ką aš ten, žinai, kuriu, aš galiu su jumis pasidalinti, bet jo, ir aš suprantu, kad tai yra irgi įdomu, bet man tai žymiai įdomu kaip tik tą grįžtamą ryšį gauti. Tai dabar aš irgi stengiuosi permesti klausimą labiau žiūrovui. Man atrodo, kad poezija ir literatūra tai visą laiką arti labai yra. Tekstai labai inspiruoja ir vaizdiniai iš tų tekstų. Muzika tikrai irgi yra toksai vienas iš pagrindinių dalykų, bet dažniausiai, kai aš atinu su kažkokia idėja, tada mes kalbame su kompozitorium ir tada jau labai kartu irgi ieškom. Ir man šiaip patinka gauti taip pat ir iš pavyzdžiui, mano kompozitoriaus Adriano, su kuriuo mes glaudžiai dirbam, ir kad kartais mes apsikeičiam vos ne rolim, kad jis sako, pabandyk tą, kad jisai tampa vos ne choreografu. Ir tai toks, kai nebelieka hierarchijos ir tu tiesiog kartu šitam veiksme esi, tai čia yra geriausia, kai man nereikia, kadangi mano projektas sakyti, aš norėčiau šito ar šito, bet kai mes tam projekte visiškai
užsisukam kartu, tai tokius ryšius atrasti yra tai brangu, tai tada juos ir laikau, žinai, kur niekur darom, kuriam visą laiką kartu. Jo, kas dar mane inspiruoja, tai gamta. 100%. Aš dabar irgi paskutinį kartą buvau Taivane ir po kalnus, žodžiu, keliavau. Ir atrodo, toks gyvas niekad nesijaučiau, kaip vienas kalnuose, kur atrodo, jo, tiesiog šiek tiek tampi kažkokiu vėju ar kažkokia kitokia struktūra, kur jo nebelieka tiesiog tavęs. Ir man atrodo, čia tas pats jausmas yra, kai aš šoku. Bet va tas prikalbėtas somatinis šokimas, kur neturi kažkokios net konkrečios užduoties, bet va tiesiog paleidi, kas va šiuo metu, žinai, yra kūne, tai aš kartais atrandu tą irgi tokį, kur, tu tampi kažkokiu vėju ar kažkokia stichija.